turi pasisveikinti, įsivaizduoti, kad tave kažkas žiūri, žinok, ir kažką tu nori parduoti, ir kažką tu nori papasakoti, pasakyti labą dieną, ponai ir ponios, labą dieną, draugai ir draugės. Ir taip toliau. Vienu žodžiu, ką aš jums šiandien papasakosiu. Iš tikrųjų, kaip tu besuktum, iš kurios pusės tu prieitum, visi žmonės nori būti sveiki, laimingi ir turtingi. Bet kiekvienas į tą žodį sveikas, turtingas ir laimingas įdeda skirtingą prasmę. Bet iš tikrųjų, žinai, vienam, kad būtų laimingam, reikia kažkokių siaubingų dalykų, kitam, kad būtų turtingum, reikia milijardų, dar kitam reikia tik 10 tūkstančių, nedaugiau. Vienam, kad būtų sveikam, jis ten įsivaizduoja, kad reikia ten tam tikrą tokį lygį pasiekti. Kitas įsivaizduoja, kad toks yra sveikas žmogus. Bet iš tikrųjų visi norim būti sveiki, turtingi ir laimingi. Ir tokių žmonių, kurie būtų sveiki, turtingi ir laimingi, mes sutinkam labai retai. Vienas kažkas būna, kad vienas, pavyzdžiui, sutinki, jis laimingas. Man nieko nereikia, aš laimingas. Gerai, jeigu nebeprotnami kur nors tas laimingas, žinai, sėdi, žinai, tu laimingas, Jėzau, aš laimingas, žiūrėk, čia pas mane buvo. Ką tik Jėzus atėjęs, pakalbėjom ir aš labai laimingas. Va, bet jis tu nebūsi greičiausiai ten sveikas ir turtingas. Ir va tas balansas visą laiką jis toks, žinai, sviruojantis. Kaip tos ne 2, o 3 tos, žinai, kojos. Tai tu sveikas, bet nelaimingas ir pinigų nėra. Tai tu sergi ir turi pinigų ir nesi laimingas. Tai tu, ir vienu žodžiu ir taip toliau. Kombinacijos, bet visos 3 kombinacijos, kad susitiktų, yra labai retai ir labai sudėtingai pasiekiamas. O kad pilnavertiškai žmogus būtų, kad jis būtų būtent tokioj būsenai, čia yra tą sunku pasiekti. Kodėl sunku pasiekti? Žinai, kaip pas gydytojus ateini, Jėzau, pas tave spaudimas, žinai, ir pradėt analizės daryti, žinai, ar dar kažką tai, ar kažkokią kitą lygą surand. Ir apie tą lygą tu po kažkiek tai laiką žinai daugiau negu net reik tau žinoti. Bet esmė yra tame, kad tau reiktų žinoti apie tai, kaip ją gydyti, kaip padaryti, kad jos nebūtų, kad nedominuotų. O apie tai nieks nepasakoja, išrašo receptą, paduot, sakai, gerk tabletės. Viskas. Arba eik išsioperuok, išsipjauk. Ir visas tas sveikatos principas. Nevalgyk riebaus, negerk alkoholį, nerūkyk. Taip čia, kaip turi pasakyti. Turi būti pasakyta. Reikia pasakyti, kad tas žmogus to nedarytų. Ir gaunas taip, kad tu papuoliai tas pinklės pastoviai. Ir pastoviai tai pinigų nėra, tai sergi, tai kas nors tau visas smegenys išknys ir priburiubuliuoja, sunervuoja ir nėra blemba tos laimės iš vis. Tai aš ne kaip tie gydytojai, aš gal nepasakosiu, kaip jūs ten tapot